Sveiki! Sveiki atvykę į skaitmeninę pamoką paaugliams. Aš esu Dovas. O aš esu Tomas. Tomas kuria fantastiškus video internete. O Dovas yra dirbtinio intelekto mokytojas. Netrukus matysite. Svarbu galvoti apie tai, kokią informaciją mes įkeliame į dirbtinį intelektą. Seksualinis priekabiavimas ir viliojimas internete. Kai tik atsiranda pirmoji nuotrauka intymios vietos, prasideda šantažas. Dažnai sekstingas paauglių tarpe laikomas pasitikėjimu ar flirtu. Bet Ir į šį bet reikėtų labai stipriai įsiklausyti. Apie tokį dalyką labai sunku su kažkuo kalbėtis. Tai yra viena dažniausių problemų, su kuria susiduria vaikai ir paaugliai internete. Baigėsi tikrai, bet noru savo pakenkti. Grasinimas, kad išeisi į lauką ir prieš tave pasigausi, papjausi ar dar kažką, čia ne kritika yra. Būtinai įvykį užregistruokite švarusinternetas.lt. Noriu pabrėžti, kad jisai gali pildyti anonimiškai. Telefonas niekur nepabėgs, socialinės medijos niekur nepabėgs, tai tu imsi ir jas kitą dienągi patikrinsi. šiuolaikiniai 12-18 metų jaunuoliai priklauso alfa kartai. Jūs esate pirmoji karta, kuri auga nuo pat mažens su skaitmeniniam technologijom. Todėl jūsų gyvenime daugiausiai vietos užima Socialiniai tinklai dirbtinis intelektas. ir visos kitos naujos technologijos. Dirbtinis intelektas, kaip ir bet kuris kitas naujas įrankis, atneša labai daug iššūkių. Kokie yra 3 svarbiausi kibernetinio saugumo sprendimai, kuriuos turėtų žinoti kiekvienas paauglys besinaudojantis dirbtiniu intelektu? Paklausykim Nord Security saugumo vadovės Sigitos Jurkinaitės. Kai kalbame apie kibernetinį saugumą ir dirbtinį intelektą, pirmas dalykas, ką norėčiau paminėti ir ką norėčiau, kad visi išsineštų ir atsimintų, tai yra susijęs su privatumu. Esam visą laiką stebimi algoritmų masiškų būdų. Tai yra dar labiau svarbu galvoti apie tai, kokią informaciją mes įkeliame į dirbtinį intelektą, kuo dalinamės ir kur ir kaip šita informacija gali būti panaudota. Dažnu atveju turbūt ir be mūsų sutikimo. Dabar dirbtinis intelektas padeda tą informaciją interpretuoti. Vadinasi, mes įdėję kažkokį gabaliuką informacijos, tarkim nuotrauką savo, ant marškinėlių matosi nedidelis užrašas. Dirbtinis intelektas gali padaryti išvadas, kad mes galbūt priklausome kažkokiai identity grupiai, galbūt gali padaryti išvadas apie mūsų seksualinę orientaciją, apie mūsų kitas preferencijas ir paskui ta informacija gali būti panaudota ir prieš mus. Kitas dalykas susijęs su privatumu. Dirbtinis intelektas apsimoko iš informacijos, kurią mes jam duodame. Galbūt įdėjau savo nuotrauką ir parašiau, einu į vakarėlį, norėčiau, kad padėtų man išsirinkti, kurios spalvos suknelę apsirengti. Ir įkeliu keletą suknelių ir keletą savo nuotraukų, visiškai nekaltai gaunu kažkokį atsakymą. Po kažkiek laiko kažkur kitas žmogus ieškodamas išmesk man seksualios moters su raudona suknelė nuotrauką ir mano nuotrauka gali būti išmesta kažkam visai kitam pasaulio gale, jeigu tai buvo panaudota tam apmokymai modelio. Tai vėlgi, yra galimybė apsiriboti tą privatumą, tačiau vis tiek geriausias dalykas yra galvoti, kad nesvarbu, ką aš ten įdėsiu, gali būti panaudota prieš mane. Antras dalykas, deepfake technologija tai yra, kuomet paimamas žmogaus atvaizdas, galbūt jo balsas ir yra įdedami žodžiai į lūpas ir atrodo, kad tas žmogus sako visai kitą tekstą, kurio jis niekada nesakė ir tas video yra pakankamai tikroviškas. Tačiau smagu yra iki to laiko, kada tokie video būna atsiunčiami mums, mūsų tėvams, mūsų seneliams ir yra prašoma pervesti pinigus, patekau į avariją, ypatingai su balsu, užtenka nukopijuoti keletą sekundžių, keliolika galbūt sekundžių mūsų balso iš interneto, iš kažkokio reelso ar iš video ir padaryti, kad mes sakytumėm, mama, patekau į bėdą, perves 20 000 į tą sąskaitą. Trečias dalykas, technologijos nėra iš savęs geros ar blogos. Tai priklauso nuo to, kaip jos bus panaudotos. Tai dabar jau tikrai, matau, pastebėjot, kad dirbtinio intelekto būdu yra ir užkardoma nemažai atakų, yra naudojama kaip įrankis, kuris padeda mums apsisaugoti internete. Galbūt šito laiško nereikia atidaryti, galbūt ant šitos nuorodos nereikėtų spausti. Tačiau vienas dalykas, ką patarčiau tikrai vengti, tai yra bandyti įdarbinti dirbtinį intelektą nelegaliais tikslais. Kaip kažką
nuhakinti, kaip pasigaminti kažkokias nelegalias medžiagas, bombas ir panašiai, nes gali būti, kad netgi bandymas išgauti tą informaciją gali būti baudžiamas tiesiog pagal teisės aktus ir visi tie dalykai vis tiek gali būti susekami pagal jūsų IP adresą ir panašiai. Pagrindinis patarimas būti labai kritiškiams, naudojant internetą ir dirbtinį intelektą ypatingai ir stengtis kiek įmanoma minimizuoti informaciją, kurią mes įdedame į internetą. Būtinai pasinaudosiu šiais Sigitos patarimais. O dabar pasižiūrėkime, kokius dirbtinio intelekto sprendimus naudoja vyresnių klasių mokiniai. Tai asmeniškai realiai naudoju tik ChatGPT. Aš kažkaip kitų net nežinau. Būna kartais ChatGPT panaudoju. Tai aišku, kad naudoju pamokom, dažniausiai tai kokiai anglų kalbai, kartais lietuvių, kad papildytų mintis. ChatGPT nesiseka su lietuviu, bet uždavinius, jeigu reiktų paaiškinti lygtis, kokias nors tikrai galėtų padaryti. Fizika ir matematika būna blogai pasako. Jis visiškai nemoka to daryti, kad labai akivaizdu būna. Labai dažnai daugiau taisyti reikia, negu pačiam galvot kartais. Kartais netgi lietuvių rašinys paskaito mums, ką ten prirašyta, tokių jis nesąmonių būna, tiesiog juokiesi. Kas mokyklos yra aktualiausia, tai kad dirbtinis intelektas kelia tas sukčiavimo galbūt tokį norą ir atsiranda tas akademinis nesąžiningumas. Tik jeigu, pavyzdžiui, kažko kūrybiško man reikia, pavyzdžiui, sugalvoti, tada ChatGPT, padės. Jau Learn AI. To padaro tokią kaip ir sutrumpinimą ir tiesiog tau lengviau ten padaro tos pačius flashcardus, kad tau lengviau būtų mokytis ir laiko taupo labai daug. Tačiau jeigu mokinys naudoja tą dirbtinį intelektą savo pagalbai, kad paaiškintų tam tikrus dalykus paprasčiau, padėtų suprasti, pasigilinti kelis dalykus, tai iš tikrųjų tai yra be galo geras įrankis. Aš žinau, kad labai daug paauglių naudoja ChatGPT kaip tokį draugą. Labai daug žmonių naudoja vis dėlto kaip psichologą, kaip tiesiog kaip emocinę paramą, kad dirbtinis intelektas jisai vis tiek yra kompiuteris, vis tiek pateikia žmonėm priimtinus atsakymus. Na, bet visgi nereikėtų 100% pasitikėti dirbtinio intelekto rezultatais, nes jie kartais gali mus nuvesti klystkeliais. Deja, naujausiamis technologijomis naudomės ne tik tai mes, bet ir sukčiai. Jie irgi tobulėja. Dabar itin aktualus saugumo iššūkis vadinamas phishingas. Tai būdai išvilioti iš mūsų informaciją, netgi mums patiems to nežinant. Tai gali būti banko kortelių duomenys, gali būti adresas, gali būti telefonai arba kita jautri informacija. Sukčiai bando apsimesti bankų, finansinę instituciją, valstybinė institucija, internetinė parduotuvė arba socialinių tinklų. Net draugu pasinaudoja jo asmeninę paskyrą ar elektroniniu paštu. Sukčiai gali bandyti susisiekti su mumis trumposiomis SMS žinutėmis, gali rašyti per soc tinklus arba per kitas programėles. Ar net ir skambinti. Paklauskim dirbtinio intelekto, kokie yra požymiai, kai kažkas galimai bando iš mūsų išvilioti informaciją. Kokie požymiai išduoda, kad jūs bandoma pagauti ant sukčių kabliuko? Sudaromas skubėjimo jausmas. Paskyra bus užblokuota per 24 valandas, jei nesureaguosite. Įtartinas siuntėjo adresas. Pavyzdžiui, vietoj swedbank.lt, swedbanksupport.info. Pranešimas parašytas su gramatinėmis klaidomis. Nuorodos į keistas svetainės arba prašymas suvesti duomenis. Priedai su įtartinais prisegtukais exe, zip, scr. Koks yra geriausias būdas susidoroti su telefoniniais sukčiais? Londono įmonė Virgin Media O2 sukūrė virtualią močiutę, kuri tempia sukčių laiką ir neleidžia apgaudinėti kitų žmonių. Susipažinkit su Daisy. I'm an AI created by O2 to waste phone scammers' time. So, W's then a dot. 3 times W and then dot. I think your profession is bothering people, right? I'm just trying to have a little chat. It's nearly been an hour! For the love of... Gosh, how time flies. It's showing me a picture of my cat, Fluffy. Stop calling me dear, you stupid... Got it, dear. Because while they're busy talking to me, they can't be scamming you. And let's face it, dear, I've got all the time in the world.
Kol mes kiekvienas neturime savo virtualios močiutės, kuri mums galėtų padėti, reikėtų įsiminti šiuos būdus, kaip apsisaugoti nuo sukčių. Naudokim 2 žingsnių autentifikaciją. Taip pat unikalų ir sudėtingą slaptažodį kiekvienai paskyrai. Ir niekam neatskleiskite savo asmeninių duomenų. Supratau vieną. Jeigu kažkoks pasiūlymas yra per geras, atrodo per geras, tai greičiausiai čia yra kažkas ne taip. Galimai tai yra apgaulė. Tad neužkibkime ant sukčių kabliuko. Seksualinis priekabiavimas ir viliojimas internete – tai nepageidaujamas seksualinio pobūdžio nuotraukos, žinutės, komentarai ir prašymai atsiųsti intymias nuotraukas. Viliojimas prasideda tada, kai asmuo bando sukurti santykį tam, kad įgytų pasitikėjimą su jaunuoliu. Ir vėliau, kad tai išnaudoti seksualiniams tikslams. Labai dažnai tai prasideda kaip nekaltos kalbos, nekaltomis temomis, bet vėliau tai perina prie intymių dalykų. Ir dažnai tai vyksta anonimiškai arba netgi apsimetant bendramžių. Šie nusikaltėliai savo aukų ieško socialinėse platformose, pokalbių programėlėse, net žaidimų platformose ir gyvai. Žinai, Dovai, prisimenu save, kai buvau paauglys. Atrodė, kad jūra iki kelių, atrodo, kad visi gali įklimpti į sukčių pinklės, bet ne aš. Atrodė, kad manęs tai neliečia. Deja, paauglių seksualinio priekabiavimo ir išnaudojimo statistika yra baisi ir negailestinga. Buvo padaryti tyrimai, kad per metus nukenčia virš 300 milijonų vaikų per pasaulį nuo tokių veikų. Tai yra baisus skaičiai, žinoma. Tai Lietuvoje tas vyksta ir šitų veikų daugėja ir gaila, kad mes žinom tik tai apie mažą dalelytę. Tai vėlgi tie fiktyvūs tinklapiai, tos fiktyvios paskyros, kurios sukūriamos, kad užmesti jauką paaugliui, ten akcentuoja tie asmenys į draugystę, į bendravimą, į kažkokią bendrų interesų, bendrų veikų kažkokį gvildenimą. Jeigu su vaikais yra materialiniai dalykai, tai su paaugliais labiau psichologiniai dalykai, gavęs tokį jauką internetinėje erdvėje, jisai dažniausiai užkimba. Ir vėlgi prasideda tie procesai. Pradžioj nusimk megztinį, nusifotkink, nekaltai, po to intimę vietą jau nusifotkink ir vėlgi, kai tik atsiranda pirmoji nuotrauka intymios vietos, prasideda šantažas. Pirmiausia, tai reikėtų identifikuoti tą draugystę, apie tą pažintį, kuri kartais būna labai įkyri, kuri kartais būna labai žingeidi, kai prašoma, kada tėvai būna namuose, kokia tavo išvis dienotvarkė, kokia tavo materialinė padėtis, kai iš paauglio prašoma labai daug informacijos, jie visada vengia į vaizdo skambutį atsakyti, jie visada vengia telefoninių bendravimų, tai turėtų indikuoti, kad čia kažkas negerai. Stop, pažiūrim. Aš galiu pasakyti tik tai apie blogiausią kraštutinį variantą atvejį, kai prašoma susitikti gyvai. Ir yra atvejų, kai tada paaugliai nukenčia fiziškai, seksualiai. Jie pasirenka susitikimo vietas kažkokias atokias, kur nėra žmonių, kur nėra judėjimo, kur nėra kamerų. Vėlgi diktuoja savo sąlygas ir būtinai turi apie tai žinoti tėvai. Būtinai. Paauglys, jisai turi nenutilėti, nelaukti, kas savaime vyks, vėl nesiųsti šantažuodamas vėl nuotraukų, vaizdo įrašų, arba netgi įtraukdamas savo draugus galbūt, tai jis turi šitoj vietoj pasipasakoti. Ir tada jau įsijungia tėvai, įsijungia mes. Turi žinoti, kad mes jo pagalbininkai šitoj situacijoje, mes jo draugai šitoj situacijoje, jis tikrai nekaltas, jis tiesiog tapo tų negerų žmonių auka. Paklauskim paauglių, ką jie žino apie seksualinį priekabiavimą ir viliojimą. Viena mano draugė pradėjo bendrauti su kažkuo. Jinai nežino, kad tai yra, žinau, vyras, kuriam jau kiam metų. Tai esu girdėjęs vieno pažįstamo, mažesnė sesė, buvo suvilioję, kad siūstų nuogos nuotraukas kažkas. 8 metai buvo turbūt, turėjau Instagramo paskyrą ir dėdavau selfies, eglutės, nieko tokio. Ir be jokio prašymo tiesiog
Kažkoks vyras be jokio kalbėjimo, tiesiog iš niekur nieko atsiuntė lytinį organą. Yra ir man sudūrė, ir mano draugam, tikrai daugeliui draugų. Dažniausiai per tokią platformą Snapchat, visiškai bet kokie žmonės prideda tave. Čia jeigu tu irgi priemi tą kvietimą draugauti, tai tada tau pradeda rašyti irgi siūsti tas tokias intymes nuotraukas. Pridėjo Snapchat'e ir paprašė, kad atsiųsčiau savo privačių vietų nuotraukas, bet tiesiog nesiunčiau. Atsiranda žmonių, kurie pradeda tau rašinėti, pamato, kad galbūt suviliosiu, ne mažiau gal kokiais 5, tai yra buvo, kad yra rašę, dar bando ir papirkti. Per Facebooką, Instagramą, ta prasme, tiesiog pradeda tau rašyti kažkoks nepažįstamas žmogus. Pradeda dar labiau vilioti, jam pasakai, kad tu esi nepilnametis, jie net nesusibaido. Jie ir toliau vilioja, toliau bando pagauti tave. Tai iš tikrųjų tai yra labai didžiulis pavojus. Skirtingai būna, kad tiesiai šviesiai iškart siunčia, kartais būna, kad ten pradeda bendrauti ir apsimesti, kad mano bendramžius yra. Man yra buvęs pats baisiausias atvejis, kuomet per Snapchat'ą pamiršau išsijungti viešą lokaciją, galėjo mane laisvai matyti žemėlapį ir buvo tokia tikrai grėsminga situacija, kuomet aš buvau parke su draugu ir tiesiog parašo labas, aš šalia tavęs. Jis jau norėjo ateit. Turbūt kaip pirmą kartą atsiuntė, nes tokia maža buvau, tai buvo gal baimė, galima pasakyti, toks pasibjaurėjimas. Buvo nejauku. Tai žinoma, greitai išmečiau, užblokavau, viską vėlgi išsaugojau visus tos chatus, jeigu prireiktų, galbūt jeigu man iškiltų tikrai grėsmė, tai kad ir panaudot galėčiau. Ir taip pat bėgau iš to parko. Aišku, aš tai iškart blokuoju juos, ir viskas tiesiog. Aš net nerašau jam. Jaunimas, paaugliai, jie labai nori, ta prasme, tų santykių. Labai dažnai eina prie pažinčių programėlių, tokių kaip Tinderis arba Grindris. Labai yra paprasta susikurti netikras paskyras, bet turbūt vėlgi nesupranta, kokios gali būti pasiekmės viso to, nes jie eina į pažinčių programėlės, skirtas suaugusiems žmonėms. Užblokavau iš karto ir daugiau tokių atvejų nebuvo. Iš tikrųjų nekreipiau dėmesio. Parašau, kad gerai, aš esu nepilnametis, tai, kad tu darai, yra nelegalu. Labai dažnai, kuomet tokiem žmonėm tu pagrasini, pasakai, kad gerai pranešiu policijai, pranešiu įstaigoms, jie tada būna išsibaimina, kadangi vis dėlto tai jau už tokius dalykus gresia ir baudžiamoji atsakomybė, tačiau būna ir tokių, kurie vis tiek neatstoja. Ir aš iš karto mamai parodžiau, pradėjom aiškintis, bet mano tėvai visą laiką mano lokaciją mato, mes visą šeimą tiesiog matom vienas kitą, tai jeigu kas atsitiktų, jis tada matys, bet vis tiek reikėjo pasakyti, manau. Kad paaugliai nesako, tai čia turbūt, kad priklauso nuo ryšio su tėvais. Nes būna prastas ryšys su tėvais, tada automatiškai tie paaugliai net nenori sakyti apie tokius dalykus, nes galbūt tėvai net sugėdys, sakys, kad tu ten socialinėse medijose, kad tu ten kėliai, kad tu tai priviliojai. Titryniau kokiem 2 metams Instagramą nenaudojau, dabar tai, kai turiu privatus mano yra, gal tiesiog saugočiau įrodymus ir labai nesivelčiau tą dalyką. Aš tiesiog nelabai bendrauju internete. Pavyzdžiui, jeigu aš nežinau asmeniškai to žmogaus, tai aš ir nebendrausiu su juo. Paklauskim dirbtinio intelekto, kada reikėtų susimastyti, ar susidūrėm su seksualiniu priekabiavimu. Jeigu nepažįstamasis nori greitai susidraugauti ir prašo asmeninės informacijos, kai sako komplimentus, kurie verčia jaustis nepatogiai. Jeigu naujasis draugas prašo jūsų pokalbį laikyti paslaptyje, sulaukėte seksualinio pobūdžio žinučių ar paveikslėlių. Emoji. Bando jūs atitolinti nuo šeimos ar draugų ir ragina jais nepasitikėti. Jeigu ragina atsiųsti apsinuoginusio nuotraukų ar vaizdo įrašų. Pasak ekspertų, šiuo metu siaučia vadinamasis sextingas. Tai yra visokiausio tipo žinučių, erotinių siuntinėjimas, vaizdų platinimas, niudsais dalinimasis. Dažnai sextingas paauglių tarpe laikomas pasitikėjimu ar flirtu. Bet ir į šį bet reikėtų labai stipriai įsiklausyti. Labai dažnai sextingas vyksta dėl kitų spaudimo. Jeigu tu mane myli, tai atsiųsi. Dėl grasinimo, šantažo, o gal net ir prievartos. Labai svarbu suprasti, kad per prievartą gautas intymumas tai nėra meilė, o vertimas tai daryti nusikaltimas. Tu neprivalai daryti to, ko nenori, arba dėl ko tu jautiesi nejaukiai. Dėmesio, ekspertas kalba. Toks įprastas gana reiškinys, būdingas šiam laikam, kad kartais gali kažkas spausti, atsiųsti nuotraukas, pasidalinti kažkokiais intymiais vaizdais. Vaikų linijoje mes sulaukėme tokių kreipimusi iš paauglių, turbūt pirmiausia dėl to, kad
apie tokį dalyką labai sunku su kažkuo kalbėtis. Tai yra labai asmeniška ir gali kilti gėdos jausmas, bet tuo pačiu gali būti ir įdomu, smalsu. Tai yra, toksai dažnai tai vyksta kažkokiam ryšyje. Tikrai tokia dilema, nes toks elgesys gali būti ir labai toks apdovanojantis, stiprinantis ryšį, bet tuo pačiu gali kilti daug pavojų. Gali tai būti kažkur paviešinta. Paprastai vaikai, kurie dalinasi tokiom situacijom nutikus, pasakoja apie didžiulį gėdos jausmą, apie tokią baimę, o kas bus toliau, kas sužinos. Labai svarbu gerai apgalvoti, kas čia vyksta. Ar čia iš tikrųjų aš noriu dalyvauti tam veiksme, ar čia jaučiu truputėlį kažkokį spaudimą, gal kito lūkestį. Aš manau, kad tokiuose sveikuose santykiuose neturėtų būti spaudimo, tikrai. Ką galima padaryti, tai tikrai galima geriau save mėginti suprasti, kaip man atsilaikyti tam spaudimui. Tikrai labai svarbu savo ribas irgi jausti ir išmokti pasakyti ne, kad save apsisaugočiau. Tikrai nesugrius tas santykis, jeigu jis yra tvirtas, jeigu žmonės yra nusiteikę būti santykyje, tie pasakymai nesiųsk. Vaikam atrodo atgrasančiai, nes jie vis tiek siūs. Todėl labai svarbu pagalvoti, jeigu kažkas vyksta, kaip kuo greičiau sustabdyti. Reikėtų visą savo drąsą tokiam momente surinkti ir kuo greičiau kreiptis pagalbos. Kuo ilgiau mes delsiam, tuo situacija gali būti blogesnė, tuo ją bus sunkiau sustabdyti. Galbūt pakalbėti su tėvais, gal jie galės padėti. Jeigu nėra to pasitikėjimo tėvais, galbūt kažkas yra mokykloje, kas suprastų, nepasmerktų ir žinotų, ką daryti. Galų gale vaikų linija, kur irgi galima kreiptis, ne tik nusiraminti, bet ir pasitarti dėl žingsnių, ką galėčiau padaryti, kaip apsisaugoti. Ekspertai įspėja, kad nuogybių siuntinėjimas paaugliams gali baigtis labai blogai. Pasibaigus draugystiai, vaizdo įrašai, nuotraukos gali būti panaudotos patyčioms, įbauginimui ar netgi šantažui. Kiekvienas Lietuvos nepilnametis privalo atsiminti. Siunčiant kitų nuogų nepilnamečių nuotraukas, tai bus prilyginama vaikų pornografijai ir už tai gresia teisinė atsakomybė. Paklausykim, ką šią temą sako ekspertai iš policijos. Tai siuntimas į bet kokią internetinę erdvę, nuogo kūno, intymios kūno vietos, nuotraukos, vaizdo įrašo, tai yra nusikalstama veika, nesvarbu. Ar tai tikrai tavo draugas, ar tai tikrai tavo draugė, ar tai išgalvotas kažkoks asmuo. Baudžiamasis įstatymas, tai 309 straipsnis numato baudą arba laisvės apribojimą, arba griežčiausią laisvės atėmimą iki 4 metų. Tam pakanka laikyti, platinti, gaminti, disponuoti pornografinio turimo dalykais. Vien laikymas savo kompiuterį, savo telefone tokių dalykų jau užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Ir už tą lengvabūdišką veiksmą, už tą lengvabūdišką požiūrį, paauglys gali savo gyvenimą susigadinti. Norėčiau paraginti, kad tie, kurie žino apie tokius atvejus, apie tokius neigiamus dalykus, jie būtinai mums praneštų. Svarbu, kad jokia apnuoginta nuotrauka nenukeliautų internetu. Nesiųsk nieko, ko nenorėtum, kad pamatytų visi, kuriuos pažįsti. Ir nepasitikėk Snapchat programėlę, nes iš tikrųjų yra visokių būdų, technologijų, kitų programėlių, kurios, leidžia atstatyti tą turinį arba dar kažkaip jį atkurti. Būkite atsargus. Nekreip dėmesio į spaudimą, kad visi taip daro. Tai nėra tiesa. Bet jeigu jau taip nutiko, kad išsiuntei, tai būtinai pranešk tėvams arba suaugusiam, kuriuo pasitiki. Ar žinojote, kad kas 5 nuo 11 iki 15 metų paauglys Lietuvoje patiria internetinės patyčias? Ir tai yra viena dažniausių problemų, su kuria susiduria vaikai ir paaugliai internete. Pagal apibrėžimą, elektroninės patyčios tai sąmoningas, agresyvus, pasikartojantis elgesys internete, kuriuo siekiame įžeisti, pažeminti, sumenkinti, skleisti neteisingą informaciją apie žmogų.
Ypatingai reikėtų pabrėžti, kad yra sąmoningas elgesys. Na ir kyla natūralus klausimas, tai kodėlgi paaugliai skleidžia internetinės patyčias? Man asmeniškai nėra tokių žymesnių atvejų, kad patyręs būčiau, tačiau matęs, kad kitiem būtų apsižodžiavimai, susipykimai dažniausiai būna. Draugė pasakojo, kad buvo pradėjęs jam rašyti neaišku, kas fotkė iš interneto ir vardo nėra, labai nemaloniai kalba, kad tu tokia keista ten, ir tiesiog, kad labai buvo jai nemalonu. Darėm Ice Bucket Challenge. Tai yra, kai užsipili vandens ant galvos, taip, pataginau keletą žmonių, kad jie padarytų tą challenge. Ir tie žmonės parašė, kad nedarysiu ir tu eik iš čia su visokiais keiksmažodžiais. Man buvo tokia situacija, kad tarkim 8 klasėje aš buvau bendravus su vienu vaikinu ir ta prasme kažkaip visa mokykla kažkaip to ar nepriėmė arba nepatiko kažkas ir man buvo skirta Instagramo paskyra, kuri buvo skirta grinai, kad ant manęs būtų dažnai tyčiojamasi. Aišku, nepatenkintas, įpykęs, nuliūdęs, susiglūminęs žmogus būna. Man iš pradžių buvo tikrai sunku, nemeluosiu ir tikrai gal mėnesį, gal netgi 2 tikrai buvo sunku ir pačiai ten valdytis ir panašiai, bet vėliau aš kažkaip ėmiau suprast, kad tikrai aš nesu problema, nes aš nieko blogo tam žmogui nepadariau ir aš tikrai su manim viskas yra gerai ir kad aš ten bendravau su kažkokiu vaikinu, tai tikrai čia nieko nėra blogo. Tie, kurie tyčiasi, jie nesupranta, kokią žalą jie padaro kitam žmogui, kuris galbūt nukentėjo nuo jų. To kreipiausi į socialinę ir po to man sakė iš visų policiją kreiptis. Ir kreipiausi į policiją ir tada viskas buvo sutvarkyta. Buvo ta paskyra ištrinta, pati prisipažino tą merginą. Pajaučiu tokį palengvėjimą tuo pačiu, bet tuo pačiu labai tokį didelį pyktį, nes aš niekada iš to žmogaus nebūčiau tikėjusi. Jeigu tu tyčiasi, vadinasi, kažkas vis tiek tavyje yra ne taip. Aš manau, kad iš pavydo. Labai dauguma dabar patyčių kyla iš pavydo ir tiesiog tas žmogus nori pasijusti toks aukštesnis už, tarkim, mane arba kažką kitą ir bandydama žeminti mane arba kitą žmogų. Tai manau, čia būtų tokia pagrindinė priežastis arba nepasitikėjimas savimi. Vaikų linijos koordinatorė ir psichologė Goda Levinskaitė primena, kad patyčiose dalyvauja net 3 grupės žmonių ir didžiausia jų yra stebėtojai. Galbūt man šiandien kalba apie tai, kad aš nenoriu gyventi, bet priežastis yra dėl to, kad labai sunku susitvarkyti su nuolatiniam patyčiam arba buvimu tarp žmonių, kurie kažkaip nemėgsta manęs, nepriima, atstumia nuolatos. Blogiausia, kas gali būti, tai kad baigėsi tikrai noru savo pakenkti, kažką savo pasidaryti, nes per sunku atlaikyti emocijos, kurios kyla, būti vienam. Arba daryti kažką, bet matyti, kad nieks nesikeičia. Net ir turint palaikymą kartais gali būti sunku eiti mokytis ir gal dar spaudimą, kad kodėl nesimokai, bet labai sunku būti tame, jeigu tiesiog blogai jautiesi dėl aplinkoje vykstančių dalykų. Labai daug tyrimų yra padarytų, kad tiek besityčiojantys žmonės, tiek tie, kurie patiria patyčias, gali būti ir vieniši, ir nerimo patir didesnį. Tai visose pozicijose būnant, ar stebint, ar tyčiojantis, ar būnant auka, visiems kenkia patyčios. Dar svarbi kategorija yra tokie stebėtojai, kurie tarsi žiūri, mato, pastebi, identifikuoja, kad tai kažkas čia ne to, bet ir nieko nedaro. Lygiai taip pat gali jausti ir bejėgystę, ir skausmą, patys bijoti, kad iš jų kažkada tyčiasis. Tai tie, kurie tyčiasi, neretai patys būna aukos, kitame galbūt kažkokiam kontekste. Tarkim, jeigu mokykloje kažkas vyksta, tai galbūt jie internete tada ateina ir ten išsilieja ant kažkokio kito žmogaus, kur jie jaučiasi jau galingi, saugesni. Gali būti šeimoje kažkokių iššūkių, santykiai su draugais. Ir paprastai tie žmonės, kurie tyčiasi, jie iš tikrųjų turi tokį mažesnį palaikymą iš aplinkos, iš draugų, verta juos pastebėti ir teikti tokią aktyvesnę pagalbą kitiems. O tas, kuris patiria patyčias, lygiai taip pat svarbu reaguoti, nekentėti, nebūti vienam. Vertinga būtų irgi pasitarti su suaugusiais, ką reikėtų daryti, nes tokiais atvejais tikrai įsikiša įvairūs ir pareigūnai, ir institucijos tikrai padeda stabdyti tą. Įsidėmėkite, su patyčiomis gali sutarti kiekvienas iš mūsų. Niekas nėra nuo to apsaugotas.
pasižiūrėkim rubriką Žvaigždė dalijasi. Po įvykių, kuomet į Lietuvą atkeliavo vienas labai populiarus pasaulio transliuotojas, tai patyriau turbūt didžiausią antplūdį neigiamų žinučių gavau, kokį esu gavęs per visą savo 7 metų viešą karjerą. Tai nuo grasinimų nužudyti iki necenzūrinė leksika. Tai čia tas spektras irgi platus. Čia absoliučiai lietuviška auditorija, taip. Mūsų auditorija. Nėra linksmai, tiesiog aš esu viešas asmuo ir aš suprantu to viešumo kainą iš esmės. Tai aš suprantu, į ką vėliuosi ir suprantu, kad tokios yra rizikos. Ir tiesiog tenka kažkaip su jom akis į akį susidurti. Tai yra kažkokie blokavimai, kažkokios tai filtravimo funkcijos. Tiesą pasakius, labai daug tų žinučių. Tiesiog pratrini, blokuoji žmonės. Kaip išėjau iš tą darbinę sritį 27-26 būdamas. Tai toks kaip ir jau buvau pakankamai subrendęs ir pakankamai susiformavęs žmogus. Būdavo tas keistas toks reiškinys, kuomet gauni 1000 teigiamų komentarų, bet tau dieną sugadina tas vienas neigiamas. Tai ir tai būdavo ir tikrai ne kartą ir ypatingai, kai iš pradžių savo ankstyvojo karjeroje aš garsėjau tuo, kad aš perskaitau absoliučiai visus komentarus, nes aš kažkodėl ant savęs užsimečiau tokią naštą, kad kadangi mano paties turinys buvo paremtas kritika kažkam ar komentaru kažkam, tarsi save įdarbinau, kad, jeigu aš jau dalinu kritiką, tai aš turiu tada ir priimti visą kritiką. Bet iš kitos pusės, vėlgi, kritika yra nelygi kritika ir, nežinau, grasinimas iš kažkokios neaiškios paskyros, kad išeisi į lauką ir aš tave pasigausiu ir, žodžiu, papjausiu ar dar kažką, čia ne kritika yra. Pastebėjau, kad augant auditorijai, labai smarkiai ją išsiplėtus, paprasčiausiai yra nebeįmanoma atliepti visos auditorijos lūkesčių. Netgi dabartinis naujienų ciklas yra toks super trumpas, kad, žinot, šiandien skandalas, rytoj niekam neįdomu. Man atrodo, kad tuo tiesiog reikia vadovautis, daryti tai, ką darei toliau. Tai. Anksčiau patyčiams buvo naudojamas Photoshopas, o dabar dažniausiai pasitelkiami dirbtinio intelekto įrankiai. Šiandien dirbtinis intelektas leidžia mums visiems kurti. Klausimas, ar mes tikrai turime tai naudoti piktiems kėslams, perdarinėti kito žmogaus atvaizdą? Sprendimas nesityčioti prasideda nuo kiekvieno iš mūsų. Dirbtinis intelektas gali būti naudojamas gerais ir blogais tikslais. Lygiai taip pat kaip ir virtuvinis peilis, kuris yra skirtas pjaustyti maistui, bet gali būti panaudotas ir blogiems dalykams. Viskas priklauso nuo mūsų, kaip mes naudosimės įrankiais. Ir nuo moralinės atsakomybės prisiėmimo. Prisiminkite, kad šiuolaikinės technologijos yra dar labiau pažengusios. Internetas nieko nepamiršta. Patyčių platinimo herojai ateityje gali susidurti su bėdomis įsidarbinant į aukštas pozicijas dėl anksčiau išplatinto žalingo turinio. Aš, kurdamas su dirbtiniu intelektu, jaučiuosi pakylėtas. Kurkite, montuokite, leiskite skleisti savo kūrybingumui ir džiuginkite visus aplinkui. Smagus juokeliai yra labai gerai, tačiau prieš platinant kito žmogaus nuotrauką, pagalvokite, ar norėtumėt patys būti jo vietoj. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus už patyčių organizavimą ir platinimą internete gresia teisinė atsakomybė. Patyčios ir internete, ir realiam gyvenime jos labai išplitusios. Iš jaunatviško naivumo kartais, iš jaunatviško noro pasirodyti kietesniu, noro būti kietesniu, noro prisitraukti aplink save didesnį sekėjų, draugų ratą, žinoma, atliekami tokie neapgalvoti žingsniai, jie negali peržengti tos ribos, kai jau įsitraukia baudžiamasis kodeksas. Kai ateina mes ir sakom, mes pas tave darysim kratą namuose ir išimsim kompiuterį ir žiūrėsim, kas ten pas tave jame yra iš viso. Mes kiekvieną atvejį išnagrinėsim, išgvildensim, kokios buvo paskatos, kokios čia buvo programėlės. Tai tikrai rimtas reiškinys,
kuris gali turėti rimtas pasiekmes. Kalbant apie šitos nusikaltimus, kalbant apie šitą veiką visą, be galo svarbi prevencija, į kurią turi įsitraukti visi, kas aplink tą vaiką, kas dalyvauja jo raidoj. Svarbu, nepradėkite ir nedalyvaukite elektroninėse patyčiose. Elkitės pagarbiai. Matydami patyčias, netylėkite, nelikite abejingais ir būtinai kvieskite į pagalbą suaugusius. Susidūrę su žalingu turiniu. Seksualiniu priekabiavimu ar viliojimu. Arba patyrę patyčias, nebijokit nutraukti pokalbio. Būtinai blokuokite šį žmogų. Pasinaudokite report funkciją ir praneškite administracijai. Labai svarbu yra išsaugoti visas žinutes, nuotraukas ar komentarus. Su data ir vartotojo vardu. Būtinai apie tai praneškite suaugusiems, kuriais pasitikit. Būtinai įvykį užregistruokite švarusinternetas.lt ir e-policijai. Jeigu norite gauti patarimą iš Švaraus interneto komandos, palikite savo elektroninį paštą ir gausite ne tik patarimą, bet ir sužinosite, kaip vyksta tyrimas. Ryšių reguliavimo tarnybos atstovė Justina Paulauskaitė patars, ką daryti susidūrus su žalingu turiniu arba patyčiomis. Tai pirmiausia, iš tikrųjų, neišsigąsti ir pagalvoti, kad žmogus, tas kenkėjas ir siekia tau sukelti emocinę reakciją. Tai ramiai supraskit, tai, kas vyksta, yra negerai, išsisaugok ekraną, susirašinėjimą, užblokuok tą asmenį ir kreipkis į suaugusį dėl pagalbos. Tai gali būti tėvai, tai gali būti mokytojai ar kažkuris kitas suaugęs, kuris gali tau padėti šitoje vietoje spręsti tą klausimą toliau. Tai mūsų tikslas yra nuolat šviesti ir priminti ir kartoti, kad vienas iš saugių būdų kreiptis į mūsų Švarus internetas liniją ir tiesiog vaikas gali užpildyti formą, prisekti dokumentus. Labai noriu pabrėžti, kad jisai gali pildyti anonimiškai. Nereikia nei vardo, nei pavardės. Gali taip pat palikti tiesiog savo elektroninį paštą. Mes tada niekur jo neplatinsim, bet tiesiog suteiksim informaciją, kasgi vyksta su to klausimu toliau. Norime, kad vaikas jaustųsi saugus pranešdamas, suprastų, kad jis daro teisingą darbą, kad praneša arba mato kažkokį tai elgesį internete, nebūtinai vien jo atžvilgiu, galbūt kažkieno kito atžvilgiu. Norim pakviesti nelikti abejingais. Gal tavo draugui reikia pagalbos ir jis pats nedrįsta, tai užpildykite drauge tą informaciją, ką tyrėjai padaro, kai jie gauna informaciją, jie ją įvertina. Jeigu iš tikrųjų, tai mes jau kalbam apie rimtas grėsmės, grasinimus kažkokius, tai yra platinamos be tavo sutikimo nuotraukos, grasinama susidoroti, dar tokios patyčios rimtos, tada mes jau iš tikrųjų bendradarbiavom labai aktyviai su policija, duodam jiem informaciją ir jie atitinkamai jau imasi atitinkamų toliau priemonių. Galbūt šį kartą tai yra kažkoks nedidelis klausimas, kurį mes išspręsim, ar užblokuosime, ar uždarysime apskritai svetainę, ar kreipsimės toliau, kad nenukentėtų nuo to kiti asmenys. Mūsų interneto linija švarusinternetas.lt skirta užtikrinti, kad nebūtų internete skleidžiamas žalingas turinys, ypač kuris yra kenksmingas vaikams ir paaugliams. Tai nėra gėda, tai yra drąsu ir sąžininga, kad tu kreipiesi pagalbos ir praneši apie tam tikrus įvykius. Pažiūrėkime, kaip pranešti apie žalingą turinį internete. Naršydami interneto erdvėje mes galime rasti ne tik daug naudingos informacijos, bet ir susidurti su žalingu arba neteisėtu turiniu. Labai svarbu šį turinį atpažinti, įvertinti ir apie jį pranešti. Tai galite padaryti svetainėje švarusinternetas.lt. Norėdami pranešti apie aptiktą neteisėtą ar žalingą informaciją, spauskite mygtuką Pranešk. Jums atsidarys pranešimų anketa, kurioje galėsite suvesti duomenis apie pastebėtą žalingą ar neteisėtą turinį. Pirmiausiai turite nurodyti neteisėto turinio rūšį. Tai gali būti narkotikai, patyčios, pedofilija, pornografija, smurtas, rasizmas, tautinė nesantaika. Jeigu nerandate tinkamos rūšies, pasirinkite kitą. Tuomet pasirinkite vietą, kurioje aptikote šį turinį. Tai gali būti interneto puslapis, naujienų grupė arba P2P, lygiaverčio keitimosi failais tinklai. Nukopijuokite tinklalapio, kuriame pastebėjote žalingą ar neteisėtą turinį adresą naršyklės adreso laukelyje.
ir įkelkite į pranešimų anketos laukelį skirtą internetiniam adresui. Jei pastebėjote žalingą ar neteisėtą turinį keliuose skirtinguose interneto puslapiuose, galite pridėti papildomų adresų laukelių. Pastabų laukelyje galite pateikti papildomą informaciją apie žalingą ar neteisėtą turinį. Pildydami pranešimą neprivalote pateikti savo asmens duomenų. Jeigu norite gauti atsakymą į pateiktą pranešimą, nurodykite savo kontaktinę informaciją. Užpildę anketą įveskite apsaugos kodą ir spauskite siųsti. Visi pranešimai bus patikrinti ir jiems pasitvirtinus bus imamasi atitinkamų veiksmų, kad žalingas ar neteisėtas turinys būtų pašalintas. Kviečiame visus tapti švaraus interneto žinovais, kad galėtume apsaugoti tiek save, tiek ir draugus. Ir padaryti internetą draugiškesnį visiems. Oho, kiek daug šiandien nuveikėme. Palėtėme ne vieną svarbią temą. Įdomu, kaip neuromokslininkai patartų atgauti jėgas ir pasiruošti naujai dienai. Labai lengva atsakyti šitą klausimą, kaip paauglių ir vaikų miegą veikia ekranai, nes tas atsakymas yra labai paprastas. Labai stipriai kenkia tam miegui. Bet man atrodo, kad visiškai esmė yra visų pirma papasakoti, kodėl tas miegas jums yra toksai svarbus. Augančiam, brestančiam, besivystančiam organizmui, kuriam dar reikia kaip pasiruošti, pasistatyti gerą pamatą sveikatos, tiek fizinės, tiek psichinės, tiek emocinės, ateinančiam gyvenimui. Miegas yra labai svarbus, kad protas veiktų aštriai, kad jūs visada sugalvotumėt, kaip protingai paklausti tėvų dalykų, kurių jūs norite, kad jums būtų lengva mokytis, kad nereiktų ten sėdėti valandas prie knygų ir kad tai, ką jūs jau perskaitėt, kad jūs labai lengvai atsimintumėt. Jeigu jūs užsiimat sportu, sportuojat, miegas yra be galo svarbus atstatyti jūsų raumenis, kaulus ir kas šiais laikais ypač yra svarbu, kad geras miegas, pakankamas miegas yra labai svarbus psichiniai ir emociniai sveikatai. Kad jūs būtumėt atsparūs, stiprus. Ir šiais laikais juk mes žinome, kad tiek ekranai ir ypač socialinės medijos yra susijusios su prasta psichinė sveikata. Ir tuo prastu netgi savęs matymu. Tai miegas veikia kaip priešnuodis, netgi sakyčiau. Ir tada jau visiškai taip susumuojant, tai ką mes matome labai aiškiai iš mokslinių tyrimų, kad jau tie ekranai net suaugusiem kenkia. O paaugliam ir vaikam ypač. Dėl to, kad nėra išsivyščiusių tokių apsauginių savireguliacinių mechanizmų ir jūsų smegenys yra labai jautrios ir imlios. Tai dėl to ekranai, socialinės medijos, ypač vakarais, ir aš jau net nekalbu apie naktį, labai kenkia miegui. Dėl to, kad ekranai skleidžia šviesą, kas smegenim yra signalas, kad laikas keltis, ir dėl turinio. Dėl to, kad tas turinys jūs aktyvina, smegenis stimuliuoja, daug emocijų sukelia. Tai yra priešingi dalykai, kas turi vykti organizme, kad jūs nusiramintumėt ir miegotumėt. Vaikams nuo kokių 7 iki 13 metų reiktų bent 9, 10, 11 valandų miego, taip vidutiniškai paėmus. Paaugliam reiktų bent 8 valandų gryno miego. Kas yra labai svarbu, kad būtų einama miegoti tuo pat metu ir keliamasi tuo pat metu. Nes tai yra labai aiškus signalai smegenim, kada išskirt migdančias medžiagas ir žino, kada išskirt budinančias medžiagas. Ir bus lengviau ir užmigti, bus lengviau ir atsikelt. Ir dėl to kitas toksai stipriausias patarimas - turėti tiesiog vakaro ritualiuką. Pusvalandis iki miego, valandėlę, plius minus daryti tokias pat raminančias, atpalaiduojančias veiklas, ar ten knygą kokią paskaityti, ar ten parašyti ką nors, papiešti, pasiruošti kitai dienai, paklausyti muzikos. Vienas dar dalykas, kad telefonas niekur nepabėgs, socialinės medijos niekur nepabėgs, tai tu imsi ir jas kitą dienągi patikrinsi. Bet bus žymiai geriau, kai tu būsi pailsėjęs, energingas, geros nuotaikos, stiprus, tvirtas ir taip toliau. O, skaitmeninė pamoka baigta. Tarėme ačiū ir iki kitų kartų. Iki.